Garso, apšvietimo ir muzikos instrumentų parduotuvė, garso įrašų studija, renginių organizavimas, įgarsinimas, apšvietimas. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 10 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Čia jūs rasite tai, ko jums reikia. Adresu Panevėžys Respublikos gatvė 28. Maloniai kviečiame užsukti į muzikinį rūsį. Girdėjau, kad jūs ir gyvenate teatre. Kaip jums, ar nepabosta visą laiką ta pati atmosfera supanti? Labai pabosta, geriau būtų 5 valandą uždaryti tos vartelius ir važiuoti namo, bet gavosi taip, kad 15 metų čia gyvenu, bet manau, kažkada reikės iš čia įsikraustyti, nes faktiškai tai vargina. Tai vargina, nes kada asmeninis gyvenimas susipina su darbiniu, su darbu. Bet gal menininkams tiek neišvengiama, kad tas asmeninis susipina su darbu. Tegu jisai susipina bent jau kitoje teritorijoje, ne toje pačioje, nes visiems žmogui reikia keisti aplinką, reikia karts nuo karto kažkur pabėgti, išvažiuoti ir pagaliau turėti savo kažkokią tai paslaptį, dar ką nors, nes čia ant akių visiems pastoviai. Kodėl aš, pavyzdžiui, norėčiau savo namų kiemelį išeiti ir atsisėsti ant suoliuko su chalatu, pavyzdžiui. Čia aš šito padaryti negaliu. Čia labai reklama būtų, iš karto laikraščiai parašyti. Ne, tai... Ponas direktorius, Lėlių vežimo teatras, vaikams rodoti spektaklius pusnogis, ar ne? Ne, tai buvo vieną kartą aplink Zaksą šūnį vėjausi su pižama, nes prabėgo per vartelius, galvoju, kol apsirengsiu, nežinia, kur jis nubėgs, tai ir bėgau su pižama ir vaikiausi, tai sako, išdurnėjo lakstą po miestą. Tai va, tai ką, norim padėkoti ponui Antanui, direktoriui, už nuostabų pokalbį ir lauksime parodytas lėles. Lauksime Lėlių vežimo teatre. Taip, ir einame kavos gerti. Tai ką, brangieji, muzikinė Rūsio laidos žiūrovai, tęsime savo konkursų ciklą ir šiandien turime naują prizą, puikius kvietimus į Lėlių vežimo teatrą. Vienas kvietimas 2 asmenim, o turime 2 kvietimus, tai gali ateiti 4 asmenys. Norintys laimėti šios puikius kvietimus, turėtų atsakyti mūsų klausimą, kada įsikūrė Panevėžio Lėlių vežimo teatras. Savo atsakymus siųskite šituo elektroniniu paštu, kuris matosi apačia. Jei neklystų, muzikinis rusys tv@gmail.com. Kaime skirtas daugybė kelių, kurias gali pasirinkti ir tu. Mano pasaulis, kurie žiūrčiau daugybė kelių, bet tik vienas iš jų. Kiekviena diena, kasdien ir tu nusibodo man tai, renkuos visą tai. Mano pasaulis daugybė spalvų, iš kurių gali pasirinkti ir tu, tik vieną iš jų. Pasaulis vietodenas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis vietodenas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis vietodenas. Kam skirtas daugybė kelių, kurias gali pasirinkti ir tu. Mano pasaulis, kurie žiūrčiau daugybę kelių, bet tik vienas iš jų.
Kiekviena diena, kasdien ir tu nusiporo man tai. Renkuosi visą tai, renkuosi visą tai. Mano pasaulis daugie spalvų, iš kurių gali pasirinkti ir tu, tik vieną iš jų. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, ir aš visai čia ne prie ko. Pasaulis nieko dėtas, pasaulis nieko dėtas, pasaulis. Tarkite žodį, mielasis Dovan. Muzikinis Rusys. Mes svečiuojamės Metalo koncerte, kur daug šokėjų. Rise Up. Ir pagavome labai žinomą žmogų, šokėją, gatvės šokių propaguotoją Lietuvoje, Skruzdėliuką. Ką pats, iškart pirmas klausimas, ką pats manai apie šitą renginį ir Manau, iš tikrųjų manau, kad labai geras renginys ir kiekviename mieste reikia tokių dalykų ir nesvarbu, ar tai reiktų Panevėžyje, ar Kaune, arba Alytuje, arba Vilniuje, mes jaučiam, kad žiauriai trūksta tokių renginių. Taip, o pats gal čia dalyvauji kaip teisėjas? Ne, aš atvežiau 4 grupės ir po to dar mes vakarinį dalį koncą dėsim, mes atgavinam grupę RSA, jeigu ką. Jo, ir jūs koncertuosit čia? Čia, ja. Tikrai? RSA gyvi pasirodė? Jo. 10 metų jie buvo pasislėpę, kaip meškos miegoja ir vieną dieną nusprendė, va atšilus oram, kad reikia vėl kilti ir šitie kitoj sudėtyje. Atsibudau ir pamačiau, kad 2 tie, kurie buvo išgaravo, bet atsirado 4 kiti. Bet labai gerai. Gal galėtum pats papasakoti, kaip Lietuvoje ta kultūra tokio šokio, kaip jinai vystosi, ko mums reikia iki užsienio ir taip toliau? Nieko mums nereikia iki užsienio. Iš tikro bėda yra viena, kad pas mus Lietuvoje tiesiog mes, kadangi maža šalis, turime pakankamai mažą kiekį palyginus su kita, bet kuria didesnė šalimi. Bet Lietuvos šokėjai yra žiauriai talentingi, žiauriai imlūs. Tik tai bėda ta, kad vėlgi, sakau, mes gyvename kaip tokiam Europos pakrašty. Liktai centras pas mus Europo, ar ne? Bet realiai mes gauname visas nuotraukas, visos naujienos, kurios yra Los Andželas, Londonas, Paryžius, tenai, visur kitur, bet tik tai ne čianai. Ir labai smagu, kad vis daugiau žmonių, lietuvių išvažiuoja tenai, atsiveža tas naujienas, keičiamės užsieniečių, vis daugiau kviečiamės, kada turime patys tam pinigų, aišku. Nes viskas remiasi į pinigus ir kuo geresnė ekonominė šalies padėtis, to automatiškai visos pozicijos keliasi. Tai nesvarbu kalbėti apie šokį, apie muziką.